Ar yra bent vienas iš mūsų, kuris savęs neklausė, ką galėčiau padaryti, kad aplinkui būtų daugiau laimingų žmonių? Ir kuriam nesviro rankos ieškant atsakymo, kaip įveikti dar vieną sudėtingą kelio atkarpą? Pagaliau, kaip gyventi, kad norėtum pakartoti kiekvieną pragyventą akimirką? Ir kaip išsaugoti tai, ką kuriame šiandien, ką mums paliko buvusios kartos? Rūpinkis labiau, daryk paprastai, niekada nenurimk ir kurk tvarumą mūsų žmonių istorijose. Trisdešimt 5 metus dirbu jūrininkų ligoninėje medseserimi, sunkiame labai skyriuje, su pirmos grupės invalidais, kuris vadinasi dializių skyrius. Vis dėlto sveikata yra pats brangiausias žmogaus turtas ir rūpintis sveikata reikia, kaip pasakyti, nuo pat jaunystės, bet kad jeigu neduok Dieve atsitiktų kokia bėda ar liga kokia netikėtai, kad būtume bent pasiruošę finansiniams netikėtumams. Dirbdama abu šios darbus matau žmonių nelaimės, matau žmonių skausmus. Noriu kiekvieno paprašyti, rūpinkimės labiau, rūpinkimės savo artimaisiais, savo draugais, savo šeimos nariais. Padėkime jiems apsispręsti, padėkime priimti finansinį sprendimą, kuo anksčiau, kol dar nesergame, kol dar nesėdime invalido vežimėlyje. Taip kad visų prašau, rūpinkimės labiau. Turi būti pasirengęs tiek, kad ne tik pats, bet ir tas, kuris eina su tavim kartu, jis turi jaustis gerai, saugiai, patikimai, taip kaip ir darbe, kaip ir komandai. Tu turi būti patikimas. Kaip ir alpinizme, taip ir darbe. Mes sudėtingus dalykus stengiamės padaryti paprastais. Juk visa tai, kas genialu, yra paprasta. Mes stengiamės, kad mus suprastų ir klientai, ir kolegos, ir konsultantai. Tai, kas yra sudėtinga, mes padarom labai suprantama, labai paprasta. Savaime suprantama, kad svarbu yra komanda. Darbe mes irgi esam susiję vieni su kitais, nes mūsų sieja vienas tikslas, vienas kompanijos tikslas. Ir jeigu bus gerai klientui, tai bus gerai ir darbuotojams, bus gerai ir konsultantams. Mes kaip lyg ir ant vienos virvės ir turim būti patikimi vieni kitiems, vieni dėl kitų. Ir turim būti profesionalūs, paprasti, bet neprasti, dirbti kokybiškai, dirbti patikimai. Aš kai pradėjau dirbti tą darbą, aš iš pradžių žinot, ko bijojau tuos 2 metus. O Dieve galvoju, kiekvieną dieną vis tas pats. Tas pats draudimas, tos pačios ligų sąrašas, tas pats traumų sąrašas. Galvoju, čia yra kažkoks vos nedegraduosiu, aš čia labai nuobodu. Bet aš dabar kuo toliau, tuo labiau matau, ant tiek yra skirtingas kiekvienas žmogus. Tai yra nepaprastai nuostabu. Darbo vien gyvas negali būti žmogus. Iš tikrųjų, aš pomėgių turiu labai daug. Bitės, yra vyną gaminti iš vynuogių galima, nes sodyboje daug vynuogių auga. Yra tiesiog poilsis, yra žuvis, žvejoti išvažiuojam. Nuo gulėjimo labai kraujas sustoja, reikia judėti. O pyragas, kol kepa, galima dar ir su klientu pasikalbėti. Aš labai iš lėto palengva nelabai galiu. Kartais dukra sako, mama kaip dinamitinė, atominė. Yra taip, kad ne visi su manim suspėja į tą tempą. Ir juk negali visi vienodi būti.
paprasčiausiai aš pavargstu, jeigu aš linguočiau iš lėto. – 2007 metais tokia buvo atranka į Misiją Sibiras, toks yra organizacija jaunimo ir jie važiuoja į Sibirą tvarkyti Lietuvos tremtinių ir reiškia politinių kalinių kapų. Mes restauruojam, fotografuojam, filmuojam, statom kryžius. Savo gyvenimą aš visą laiką darau, pasirinku tas veiklas, kurios man patinka ir kur yra labai siejasi su mano asmenybė. Aš pasirinkau istorijos studijas dėl to, kad mane tas sritis domino. Tuo pačiu aš asmeniškai visą laiką domėjausi finansais, investavimu, asmeniniais finansais, finansų valdymu ir istorija buvo mano kaip hobis, tačiau aš to nepaverčiau į duoną, kurios aš galiu valgyti. Tai yra mano hobis, tai yra mano identitetas. Tačiau iš to, ką aš sugebu, norėjau uždirbti ir išlaikyti savo šeimą ir dėl to pasirinkau savo darbą Avivoje. Tiek ekspedicijose ar viešinimo tų darbų, ar tiek Avivoje mes kuriam ilgalaikę vertę, kurios galbūt šiandien, ką aš darau, nelabai matosi, bet per eilę metų, per 5-10-15 metų kuriama ta vertė tiek ekspedicijose, kur kuriama vertė visuomeniai, tiek ir Avivoje, kur kuriama vertė taip pat reiškia visuomeniai, kadangi visuomenė, jeigu turtėja, jinai būna laimingesnė, turtingesnė ir tvaresnė. Kaip ekspedicijose į Sibirą, taip ir Avivoje pagrindinis mano tikslas kurti profesijos tvarumą. O tai, kaip aš suprantu, yra kurti ilgalaikius santykius su klientais, išlaikyti senus klientus, atsivesti naujų klientų ir stengtis, kad jie būtų patenkinti ir kad dėl to rekomenduotų Avivo paslaugas savo bičiuliams ir artimiesiems. Nelik abejingas, eik tiesiausiu keliu, niekada nesustok ir palik gražų pėdsaką žmonių širdyse, čia ir dabar, savo istorijoje ir tų, kurie gyvens ir dirbs po mūsų. Puikios dienos ir nuotaikos.